Sveiki visi, aš žygio ekspertas galimai, bet trenkūro fanas tai tikrai, nes dažnai vaikštų trenkūro žygis. Noriu pakviesti jumis į Kuršių neriją. Šiuo metu esu pats Nidoj, mūsų gražioji Nidoj. Tad noriu jumis, kaip sakiau, pakviesti rugsėjo 14 dieną į jau tradiciją tapusi Coastline Trek žygį, kuriame jūs galėsite pereiti per visą Kuršių neriją. Bus 106 km distancija. Pats jau 100, bet dar trenkūrui trūko, dar pridėjo 6 km savęs pažinimui. Bet bus ir kitų mažesnių distancijų, tai galite atvykti ir pasimėginti praeiti. Kas yra dar įdomu, jog jūs galėsite rinktis dieninį arba naktinį žygį. Viskas yra skaičiuota, ką jums reikėtų pasiimti, jeigu sugalvosite eiti 106 km. Dabar kalbu iš patirties. Vazelina. Jums bus geriausias draugas. Pamatysit, tepsit ten, kur labiausiai nesitikėjot. Antras dalykas, tai labai patogia avalynė ir jeigu galit porą batelių. Ir keisti juos kas 30-40 km, nes paskui labai nutrins kojytę, išsilenks jums ten visas padas ir bus labai nemalonu. Galimai dar reikės galbūt kažko pasislėpti nuo lietučio, tai turėkit kažkokį tai lietui atsparų švarkelį ir viskas, gera nuotaika, o visą kitą trenkūras pasirūpins. Duos maisto, duos pavalgyt, bus medpunktai, kurių tikriausiai jums neprireiks ir viskas. Atvarykit, iš tikrųjų, šiandien oras nuostabus. Tikiuosi, jog rugsėjo 14 irgi bus žiauriai geras oras. Praeikit nuostabų žygį, kuris yra puikiai suorganizuotas. Žodžiu, tik geri žodžiai, nes pats einu jau ne kartą ir viskas labai patinka nuo pradžios iki galo. Susimatom Kuršių nerijoj. Čiau.